vaikučiai pas mus darželėje yra sveikatos diena. Tai va, bet to, kad mes sportuosime, dar po to ateis Rūtelė ir papasakosim apie vandenuko naudą žmogaus gyvenime, gamtai naudą. Sėdam pasitamsėt. Ošam, tikras čia. Šiandien apie vandenuką. Vandenėlis šaltas, rausk, kad būčiau baltas, kad akelės man žibėtų ir veideliai man žydėtų, kad burnytė nusijuoktų, kad linksmai dantukai šoktų. Vanduo labai svarbus yra visų žmonių, gyvūnų, vaikučių, augalų gyvenime. Pirmiausia, vandenukas tai yra švaros šaltinis, ne? Mes su vandenuku prausiamės, prausiam šuniukus, prausiam žaislus, smueliuotus, patys prausiamės, kiekvieną vakarą kojytes prausiam, dantukus šveičiam su vandenuku. Vanduo mums padeda grūdytis. Vasarą, jeigu lakstot basi po balas, po šaltą vandenėlį, jis padeda mūsų sveikatai, padeda grūdintis. O taip pat vanduo mums teikia ir malonumą, kai maudomės. Ar maudytės, kas jūroje vasarą? Gražiai žydėjo, baltai žiedukais. O dabar tokia pasidarė. Kodėl tokia pasidarė? Todėl, kad jos nieks nepalaistė ir jinai nudžiūvo. Už tai tokia, tai matot, kiek vandenukas mums reikalingas. Ar geriat vandenuką? Labai gerai. Ne Coca-Cola, vandenį. Taip,